Dažnas klausimas pas mus, kas čia pas mus per agregatas būna prieki. Ir kodėl čia žemadažnis ir garsiakalbis užima visų moteriškių sėdinčių kojų vietą. Tai yra toks daiktas, kai tu turi problemą su duryse esančiais priežbuosiais ir turi didžiulę duobę, tai vienintelis būdas ją panaikinti yra su garsiakalbiu kuo arčiau centro automobilio. Ir bet kokiu atveju, kai tai yra labai tvirta dėžė, gali įdėti 10 garsiakalbį. Jis bet kokiu atveju turi daug daugiau outputo negu 6,5 ar netgi 8 coliai duryse, plus tai yra labai tvirtas montavimo būdas. O aš dabar tiesiog išiminėju seną, o senas tai buvo šitas Purifyus driveris. Tikrai žiauriai geras garsiakalbis, gal ne visai tokiai paskirčiai skirtas naudoti kaip frontsubui, bet tikrai įmanoma. Jisai antiek geras yra garsiakalbis, kad su 8 coliais arba 10 colių galima būtų padaryti čiut net dvijuostę sistemą kolonėlių buičiai. Bet keičiu į jau savos gamybos prototipą, kol kas tai yra tik tai prototipas. Jeigu išsibandysim ir viskas tiks, parametrai jau kol kas tinka, tai pradėsim gamybą šitų. Dabar einu keliauju judėsiu ir žiūrėsim, kaip groja. Ir taip atrodo galutinis rezultatas. Štai mūsų naujas žemadažnis, reikės perderinti sistemą, bet puikiai tilpo. Žiūrėsim, kas gausis.